Žodžiu, neturiu noro plaukų džiovinti. Nuėjau iki parduotuvės, nusipirk dešros, duonos, tai parodysiu. Ir žodžiu, atsibodo tie trolių komentarai botų su tais darbais. Aš dirbau tiek per tos 7 metus, kiek jūs gyvenime nenudirbsit. Taip, tai buvo darbas, juodas darbas. Ir viskas. Lokit, ką norit. Na, aišku, ten iš vis, netikra. O tie, kas tai prašot iš tikro, pajusit, kas yra darbas. Parodys Dievas. Kas yra darbas, kol eini, kol nukrenti. Vaiką padėdi ir nukrenti. Va, nusipirkau duonos, ir 19. Buvau čia protivį, niekur aš neįsiu. Ir 19, bandelį nusipirkau, va, su spirgais, 2,35. Agurką pasėmiau vienu. Fantos pasėmiau. Kad cukrus nenukristų. Ir pasėmiau kumpelį kažkokį, va. Ai, dešrą pasėmiau. Va, dešrą pasėmiau. Nežinau. Nepasimenu jau kiek kainavo. Tai va, da parūkyt pasiėmė. Taip, parūkyt pasiėmė. Va tokį pakelį, bet tai aš negal čia rodyti, kad pigiau būtų maksi. Tai rodau kaip yra. Nieko neslėpiu. Žodžiu. Nenoriu eiti namus, stovėjau laukiant lietaus, nes vaiką čia nėra, jo lavelę grupų žiūrėti. Taip muzika groja, aš neturiu jėgų ras distanciją. Ne jėgų, o noro ras distancinį ir perėmį. Kuris yra, nebežinau. Aš persirengiau, nešiau šiukšlės vėl. Nuėjau kaip parduotuvės. Nebežinau, kažką dar dariau, nebeprisimenu. Man nieks neskambint dėl vaiką, man skambint uždrausta. Visi puikiai žino, kad nieks be manęs nemok pasirūpint, kad žiūrėt, kaip ten su juo. Nu, žodžiu, neprasmiška. Aš padariau, ką galiu. Mane suprantat, jei jūs su savo darbais, ten rūpinkis vaiko ar ieškok darbą, tai net iš vis jokių emocijų. Ir už to ieškok darbą geriausia, aš turiu kovoti, ką vaiką atsijimti, man reikia ieškoti darbą. Aš kuris užtrakat, kad man reikia ieškoti darbą, slauga yra darbas. Už tai stažas. Gyvenims parodys, kas jau pasirūpino geriau. Jie tiesos nenuslėps. Ir viskas. Ką aš galiu dar padaryti? Aš jau naktį, kas matė laivą, ir nusikūkiau, ir nusikriokiau, ir žemėj valiojaus, ir medžius kabinaus, ir meldžiaus ant kelio ant žemės. Jūs matė... Tai ateikit, žodžiu. Nežinau, iš tikrųjų. Gal ateikit. Žmonės bijoja išeit, svetimi žmonės gatvėje, kur pasigavo, kai aš pamašiną lindau. Nu, nelindau, kur aš pasiklydau. GPS rodė priešingą pusę, žmonės pagavo, parvedė, pabuvo, bijoja išeiti, kad ko nepasdaryčiau savo. Nu, žodžiu. Tuščia viduj, tuščia. Vilties nėra. Tiesiog nemoku pasiduoti. Nežinau, aš klausiu dažnai Dievą, kodėl aš tokia gimiau, kad nemoku pasiduoti. Kad jį neįsaugočiau, bet jo čia nėra. Tai jis neįsaugo. Tiksliau, pagrobė vis tiek velnis. Nežinau, tie žmonės, iš vis kaip tokį darbą, aš ta prasme, aš nebūčiau tame dalyvavus, nebūčiau.
Aš būčiau išėjęs tą pačią akimirką iš to darbo. Ir policininkai, ir vaikų teisės, ir medikai. Medikai gavo vaiką, apie kurio lygas nieka nenusimano. Sesutė aiškinka, įveši Panevėžį ligoninę, kai lygos istorijoje rašyta ne kartą, kad į 3 lygo ligoninę tai į Kauno klinikas iš karto ištikus priepuolių į reanimaciją vežti. Sako, nuveši čia. Yra raštai lygos istorija, nu tai žodžiu perdavė vaikui. Paėmė vaiką nepasiruošę, kai jis turėjo valgyti, gerti vaistus, nu nesvarbu, žodžiu, niekam nebuvo pasiruošta. Ir aš neturiu ką pasakyti, su juo yra, kas iš vis nieko nesuprant, ką su juo daryti, neaišku, ką su juo daro. Pasiekė savo, džiaukitės. Kokias pasiekmes bus, nežinau. Neįsivaizduoju. Aš tik norėjau vaikui gerą, stengiaus, savęs nežiūrėjau, dariau viską tik dėl jo. Mano sąžinė visiškai rami. Visiškai rami. Taip aš norėjau užsiplaut galvą, neskubant, bet ne tokią kainą. Padėjau. Visi, kas galėjo ateiti, atlikti savo darbą, padėti. Dabar jau noriu kažką daryti. Dabar per vėlų. Žmogiškumo mažai lika šiam pasauliu. Mažai. Išniekint nekaltą vaiką ir motiną, kuri paskyrė gyvenimą jam. Iš vis negyvenau. Buvau tik verks, nu ne verks, sistemos kalinys, motinos kalinys, rasos kalinys. Tik dėl vaiką viską dariau. Kam to reikėjo, nežinau, Dievą klausiu, kam? Jeigu vis tiek viskas. Nežinia, kas iš jo liko. Mano krūvin 7 metų įdirbis naikins per vieną naktį. Mano vaikėlis jau beveik pradėjo vėl šnekėti. Beveik pradėjo šnekėti. Beveik mama sakė. Ir dabar iš jo nieko nelika. Aš tik svajojau, kad jis nekristų ir saugotus, daugiau nieko. Aš kasdien melžiausi tik, kad jis būtų saugus, nekristų ir saugotus, daugiau nieko. Nieko, Dieve, prašiau, tik apsaugok mus ir kad mums ištektų pinigų išgyventi svarbiausiam dalykam, daugiau nieko. Ramybės. Aš nesuprantu nieko. Aš nesuprantu nieko. Nesuvokiu, negaliu, nenoriu. Čia nesuvokiama. Nesuvokiama kažkas. Kažkas nesuvokiama. Žodžiu, eisiu pavalgyti, nežinau, kada valgiau prieš 2 paras. Ne 2, nu žodžiu, nežinau. Bet numirsiu, tai net negalėsiu palaidoti. Jeigu man leis, tai kas iš jo liks? Kiekvienam sveika proto žmogui būtų aišku, kad jeigu man nerodo, neskelbė jokių medikų išvadų, nieko, aš negavau jokių abdukcijų medikų išvadų. Nežinia, ką jam padarė, kas vyksta. Nežinia. Nežinia. Bet visi, kas nors kažkaip to susiję, ar dėl komentarą, ar